Sveikinu su Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente, su Velykomis. Tegul būna gyvas tikėjimas jūsų gyvenime, jūsų šeimuose. Pasitikėkit Dievu ir tikrai būkit laimingi. Ačiū Jums visiems už paramą, už tai, kad išlaikot ir šitą bažnyčią gražinat. Tai yra jūsų parapijos bažnyčia. Na ir aišku, mes dėkojam Jums visi kunigai už pagalbą. Ir be abejonės mes visada čia, kaip nuolat aš kartoju, meldžiamės už Jūs. Taigi šitoj bažnyčioj iš tiesų yra meldžiamasi už visus, už gyvuosius ir mirusiuosius. Ir kaip visada Jūs žinot, kiekvieną sekmadienį sumos mišios yra aukojamos už parapijiečius, už jūs visus. Taigi gyvenkit tikėjimu. Na, o šiandien žiūrėkit, klausėmės daug žodžių. Na ir Evangelijoje girdėjot, buvo paminėtos moteris. Ak, tos moteris. Taigi be moterų turbūt pasaulis būtų labai liūdnas. Esate ypatingos moteris, mokat pamatyti, mokat jausti. Na ir moteris turbūt yra tokios ypatingos, kad šiais laikais netgi kai kurie vyrai nori tapti moterimis ir daro kartais pakankamai drąsius žingsnius. Bet mes girdėjom, šiandien Monika mums perskaitė pirmą skaitinį, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Ir tu nieko čia nepadarysi. Taigi džiaukitės, moteris, kad esat moterimis, o vyrai vyrais. Tačiau žiūrėkit, šiandien Evangelijoje buvo paminėtos kas? Pirmiausia, švenčiant prisikėlimą buvo paminėtos moteris. Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moteris atėjo prie kapo. Vot štai ir viskas. Suprantat, mokiniai visi, aišku, įvykiai tokie dramatiški. Jėzus nukryžiuotas, Mesijas miręs, palaidotas. Ką čia be pasakysi daugiau? Moteris nuėjo prie kapo. Moteris, joms rūpi, joms svarbu, joms reikia pažiūrėti, joms reikia aplankyti kapą. Taigi, jos nuėjo prie kapo, kada galbūt visi miegojo. Na? Ir kas atsitinka? Kas atsitinka? Žiūrėkit, kaip mes skaitom šiandien Evangeliją. Ir ta Evangelija yra skaitoma štai 2000 metų, kalbant apie Jėzaus prisikėlimą. Taigi, žiūri, nėra užritinto akmens ant angos kapo. Jaučia kažkas ne taip. Jaučia kažkas ne taip. Moteris. Nueinat į kapinę, žiūrit, kažkas ne taip. Kažkas ne kaip. Paminklas. Iš šono patrauks. Ką galvojat? Ką galvojat? Galvojat, jau kažkas ne taip. Suprantat? Iškart įsijungia raudona šviesa. Klaustukai. Kas čia? Taigi, jos, kaip girdėjom iš Evangelijos, mato, kad akmuo nuo kapo angos nuritintas. Einam toliau, eina į vidų ir ką išvysta? Neberado viešpaties Jėzaus Kristaus kūno. Nebėra kūno. Taigi jos pirmosios atėjo prie kapo ir Jėzaus neranda. Jo kūno neranda. Klausimas didžiulis, suprantat? Didžiulis. Kas nutiko? Kas nutiko? Ir į šitą klausimą, žmonija 2000 metų ieško atsakymo. Tik protingesnio, tik aiškesnio. Bet žiūrėkit, kaip Evangelija yra mums pateikta. Tais laikais moteris nuėjo prie kapo, nerado Jėzaus Kristaus kūno. Įžengė į erdvę, į kapą, kur mirusiųjų pasaulis. Ir ten nėra mirusiųjų.
ten nėra mirusiųjų per Jėzų Kristų. Sako, girdėjote, ne? Du vyrai spindinčiais drabužiais. Sako, nėra jo čia. Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Jis prisikėlė. Jis prisikėlė. Taigi taip turėjo įvykti. Mirusiųjų pasaulį, įžengė į mirusiųjų pasaulį, ten nėra mirusio Jėzaus, jis yra prisikėlęs iš numirusių. Ir jos tada ką daro, girdėjome Evangelijoje, grįžta su ta žinia pas vyrus. Nu kur kitur grįšit? Grįžta pas vyrus atgal, grįžta pas apaštalus, pas tuos mokinius, kurie irgi, nežino ką daryti. Ir pradeda tuos dalykus pasakoti. Vyrai, ar patikėtumėt? Ar patikėtumėt? Nu, sudėtinga būtų, ne? Žiūrėkit, pasakojimas, jis gali būti atkeltas į šias dienas. Nu ir mes girdim. Nu, tas pranešimas jiems pasirodė esas tuščios šnekos ir jie moterimis netikėjo, kitaip ir būti negalėjo. Nu, savaime suprantama, nu kas čia gali patikėti tais dalykais tokiais. Suprantat? Bet vis dėlto, iš tų daugybės vyrų vienas Petras tik tai atsirado, suprantat, jis suabejojo, galvojo, aha, vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo. Ir žiūri tikrai taip, kad viešpaties Jėzaus kūno nėra. Ir jis grįžo atgal, be galo stebėdamasis tuo, kas buvo nutikę. Mes kiekvienas stebėtumėmės. Be galo stebėtumėmės, nes tai, suprantat, kažkas nesuvokiama. Ir nuo to viskas prasideda. Jų susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi mokinių. Suprantat, Jėzus taip prisikėlęs juos paveikė, tas prisikėlimas taip juos įkvėpė, kad iš to atsirado bažnyčia. Ir štai tęsiasi nuolat. Galbūt iš jūsų čia esančių irgi dalyvaujat pamaldos ir galvojat, prisikėlė, neprisikėlė, kas čia gali žinoti, kaip čia yra, suprantat, abejojat. Bet ateina laikas, kada tu su juo susitinki su Jėzumi prisikėlusiu, susitinki vienokiu ar kitokiu būdu. Vienaip ar kitaip Dievas prašneka į tavo širdį. Tu esi galbūt tas, kuris netiki, jums galbūt moteris, vyrai sako, kad reiktų eiti į bažnyčią, reiktų daugiau melstis, dar ką nors. Jūs sako, tai tuščios šnekos ir taip toliau. Bet paskui pradedat galvoti, o vis dėlto, galbūt tai yra tiesa. Jėzus prisikėlė ir susitinkat su prisikėlusiu Jėzumi vienokiu ar kitokiu būdu ir tada suprantat. Ir tas susitikimas, žiūrėkit, mes čia galim kalbėti visaip, bet tas susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi, nu tu nori ar nenori, jis įvyksta. Nes jeigu to nebūtų, krikščionybės nebūtų išlikę iki šių dienų. Jūs kurie čia sėdite, žinot, įvyksta. Ir mes vienas kitam, kaip šiandien pradėdami mišias, tą švieselę perduodam vienas kitam, perduodam tą švieselę. Aš įsitikinau, aš suvokiau, aš sakau, aš skelbiu. Tu gali sakyti, tai tuščios šnekos, tu gali netikėti, bet ateis laikas, kad galbūt tu patikėsi, susitiksi. Kaip šventasis Paulius, žiūrėkit, įdomus irgi atvejis, kovojo prieš krikščionis, o tapo pats didžiausias apaštalas. Nesusitiko su kuo?
su prisikėlusiu Jėzumi. Ir ten akivaizdžiai jam tai įvyko, akivaizdžiai. Ir jis pakeitė gyvenimą. Kiek tokių pakeistų gyvenimų per istoriją yra? Be galo daug. Ir dėl to krikščionybė gali gyvuoti. Kadangi Jėzus yra gyvas, jis prisikėlė ir jis teikia gyvybę. Ir tada, kada tu susiduri su mirties faktu, neišvengiamai, tu turi atsakymą, kad Dievas tave prikels iš numirusių per Jėzų Kristų ir suteiks amžinai gyvenimą. Ir tą mes šiandien švenčiame. Amen.